Tai šiandien kalbėsim su knygauk.lt merginom Ramunė ir Renata. Tai nežinau, gal jūs norit pačią dar prisistatyti, papasakoti truputį apie savo veiklą, kaip viskas prasidėjo, čia tokia plati įžanga, žinai. Galiu iš tikrųjų aš pradėjau tokią trumpą įžangą padaryti. Kadangi mus pristatei kaip Knygauk LT įkūrėjas, tai noriu irgi šiek tiek papasakoti apie tą istoriją, kad prieš porą metų mes nusipirkome pirmiausia internetinį knygyną ir tik tada jau mes esam kaip leidyklos įkūrėjos. Tai ta istorija prasidėjo prieš 2 metus, internetinis knygynas kaip kanalas, nes jau ir tada, kai pirkom, žinojom, kad tikrai leisim knygas. Aš atsiprašau čia už savo šuniuko intarpus, bet jis tikrai bus šalia ir bandys įlysti ir papasakoti irgi savo istoriją. Tai va, o šiaip iš tikrųjų dar prieš priimant tą sprendimą, kad jau mes su Ramune darysim, bandysim vystyti, nemažai laiko jau buvo vis tiek tos mintis, kad norisi kažką su knygom veikti daugiau, kadangi jau dabar jau 7 metai, kaip rašau apžvalgas puslapis po puslapio, dalinuosi savo įspūdžiais ir tos draugystės vis tiek mezgėsi su kitom leidyklom, tai šiek tiek daugiau to pačiupinėjimo ir virtuvės buvo ir labai norėjosi tiesiog išbandyti. Tai turbūt tie gal Ramunė pridurs dar ką nors. Aš tai gal iš savo pusės, kad iš tiesų norėjau tiesiog kažką daryti naujo, papildomai, nes buvau kaip tik po vaikų auginimo atostogų ir norėjusi kažko daugiau, kažko kitaip, gal papildomai tiesiog, kad tai va, tai tuo pačiu metu ir grįžau į darbą ir tuo pačiu metu mes susitikom su Renata ir pradėjome kalbėtis apie tai, ką mes norime daryti. Tai man gal labiausiai, kodėl iš tikrųjų tas prasidėjo gal ta veikla, tai man labai patiko tas pavadinimas. Ir kai va, su Renata kalbėjom ir pamatėm, kad parduoda būtent ir mes nusprendėm pirkti, tai turbūt tas pavadinimas kažkaip širdį sugrojo ir tada va, buvo tas toksai, kad noriu daryti, noriu bandyti, kurti ir, žodžiu, turbūt tiesiog taip pat palėtė širdį. Tai iš anksto buvo domenas kažkieno kitos sukurtas ir jūs jau nusipirkot su visų domenu. Nes aš žadėjau net klausti, iš kur tas Knygauk atsirado, nes vis tiek toks, naujoviškas pavadinimas, žinai. Nepirk knygas.lt koks, o Knygauk. Tai dar matai reikėjo surasti, žinoti ir viską. Ir kaip tada pasiryžot pradėti, nes vis tiek reikia ir, jeigu grįžtate darbus ir panašiai, tai paskirsti dėmesį, žinai, ir atrodo viską pradėti vėl iš naujo, nors dirbi darbą ir dar į naują veiklą, žinai, kur irgi tikies, kad, išsivystys kažkas daugiau. Tai aš tuo metu nedirbau, iš tikrųjų, keletą mėnesių prieš mums su Ramune nusipirkant Knygauk LT knygynėlį, pardaviau kitą savo verslą. Ir dėl to galėjau sau leisti visus metus, taip jau visiškai pilna širdim atsidavus. Čia buvo man dovana savo po ilgų metų kitur. Tai tikrai galėjau ilgą laiką leisti savo daryti viską, ko šiandien nori su knygom ir vystyti kiek tik tai manoma. Dabar paskui jau po kurio laiko, aišku, vis tiek reikėjo ir papildomų darbų, kaip ne čia ta rinka Lietuvoje nėra labai didelė ir tikrai maža leidykla negali sau leisti 2 žmonės išlaikyti, tai normalu, kad mes dirbam kitus darbus, papildomus, tai dabar tikrai reikia paskirstyti tą dėmesį, reikia ir vakarais padirbėti, ir savaitgaliais, ir kažkaip per pietus kartais netgi. Ir tai jūs dviesi, ne? Ir esat, nėra jų už nugaros visos komandos, ten 10, 20 ten technikų, ten, kurie viską ten programuoja ir dar. Ne, bet turime jau iš tikrųjų tokius ilgamečius bičiulius, kurie prisideda prie mūsų veiklos, tai turime ir tokį techninį žmogų, IT žmogų, kuris vis pagelbė, jeigu mes kažko nesuprantam, nemokam padaryti, tai tikrai mus pakonsultuoja. Ir aišku, labai daug naujų kontaktų atėjo per visus tos 2 metus, tai tokių ir labai daug draugysčių užsimezgė. Tai šiaip esame dviese, kurios viską darom, organizuojam, bet tikrai susibūrus tokia, nežinau, sakyčiau, pagalbininkų gal komanda arba tiesiog irgi tokie kontaktai, kurie vis prisideda prie mūsų projektų.
Mhm. Dar buvau sugalvojus tik klausimą, visada sugalvoju kokį klausimą ir po to, kol kitas kalba, kažkaip man nuplaukia. Tik užsirašyti. Turiu rašęs, bet žinai, atrodo, ateina kartais, kaip atsakymas į kažkokį pasakojimą. Tai tas lyginimasis dar su tom didžiosiam leidyklom nebūna jums to, kad, kodėl reikėjo, kam čia reikėjo pradėti. Nes atrodo, knygynų yra daug ir kai kurie sako, kad, tai čia knygos pradings iš viso, čia žmonės nebeperka ir panašiai, o jūs, ir knygynas, žinai, ir tada, dar atrodo daugiau pastangų į tai reikia dėti. Man atrodo, mes niekad nuo pat pradžių neturėjom kažkokio tikslo siekti, nežinau, konkuruoti su knygos LT ar didžiosiom leidyklom. Tiesiog darom tai, kas mums faina, tai, kas svarbu, ir renkamės tas temas irgi, turbūt prie to dar irgi prieitum, kokias mes tas temas pasirenkam ir kokias knygas norim leisti. Ir tada kažkaip turbūt viskas kitaip atrodo. Aišku, būna visokių minčių, nes investicijų nemažai reikia, bet kažkaip atsilaikom. Arba viena, arba kita. Palaikom vieną kitą. Dviesi bent jau morališkai galime tada palaikyti, vienas žemiau yra, kitas užmotyvuoja ir tada antraip, žinai, visada kažkoks balansas bent jau palaikomas. Ir tada, ir užsiminėjai tada apie leidyklą, tai ir dar minėjai, kad nuo pat pradžių jau norėjot iš karto, jau žinojo tą idėją, kad ir leidykla bus, tai kaip net tam reikėjo dar atrodo vienas papildomas, žinai, dalykas. Kaip tam pasiryžot ir kaip viską gyventi reikėjo išmokti, nes atrodo atini į tokį leidyklą ir, tai ką čia dabar, pradėkime ieškoti kažko, žinai, kaip čia ką reikia daryti, tai kaip išmokat net taip. Man atrodo, nežinau, aišku, Renata, gal tu kitaip matai, bet man tai atrodo, kad darimo būdu išmokom iš tikrųjų, nes, aišku, skaitėm daug, ieškojom informacijos, šiek tiek ir konsultavome su kažkuo, bet ta pati pradžia tai buvo tiesiog, kad mes norim susirasti kontaktus, tai ta kontaktų tokia paieška, būtent agentų, autorių, kuriuos mes norėtumėm leisti. Tai ta pati pradžia buvo tokia, kad tiesiog susidarėm sąrašą knygų, kurias norime išleisti ir tada tiesiog ieškojom agentų per įvairiausius kontaktus, nežinau, per visur iš tikrųjų. Tai kartais tiesiog nukreipdavo, parašydavo, kad ne, mes, tarkim, nesame agentai, bet greičiausiai, tarkim, rasite šiais kontaktais, arba parašome autoriui, ar ne, jeigu randame kontaktus, nukreipia į savo agentą. Tai taip tokių bandymų būdu ir ieškojame iš tikrųjų, ką mes galėtumėm išleisti. Buvo tikrai knygų, kurias labai norėjom išleisti, bet jau jos pasirodo buvo parduotas Lietuvos leidykloms, tiesiog leidyklai kažkuriai mes tiesiog išsiaiškindavom irgi viso proceso metu, kad jau teisės yra parduotas ir yra įverčiama knyga. Tai ilgas dar procesas, žinai, kol atrandi viską, kol išmoksti. Tai o kokius, mano vis skambina, dabar man išsijungi, nematau. Tai norėjau dar paklausti, koks tas visas procesas, kaip jums kokias knygas pasirenkate, ar pačios tiesiog domitės užsienio literatūrą, tik angliškom knygom, ar viso pasaulio, kaip čia, žinai, sužinoti, kokį jūs pačios norėtumėt išversti ir išleisti knygą. Tai pirmiausia, turbūt šiaip buvo artimos moterų temos ir kaip mes irgi vis primenam, kad mes apie moteris ir stengiamės kuo daugiau dėmesio skirti moterų balsam ir juos garsinti. Bet aišku, renkamės žiūrėdamos apžvalgas tiek Lietuvos, tiek užsienio. Pirmiausia, tai užsienio, kadangi mūsų pirmosios 4 yra verstinės knygos, tai žiūrėdavom ir tuos pačius Goodreads, ir Amazon, ir įvairiausius atsiliepimus, apžvalgas skaitydavom ir rinkdavomės tai, kas mums artima, bet aišku, mūsų su Ramunė irgi skoniai šiek tiek gal irgi skiriasi. Aš kažkaip vis dažniau ir labiau norėdavau tos negrožinės literatūros. Ramunė labai gerai parinkdavo ir parenka grožinės literatūros knygas. Tai taip pat ir tą pirmąjį knygų sąrašą, jeigu gerai pamenu, tai tikrai Ramunės buvo mintis ir labai sėkmingai ir fainai išėjo. Tai taip ir atsirinkdavom. Ir kaip Ramunė minėjo, kad kartais tikrai atsirenki ir atrodo jau čia bus kaip fainai išleistum tą knygą. Ir jau žiūri netrukus išleisti ant tą ir aną leidykla. Tai taip. Taip ir
Iš tikrųjų, dar ką norėjau pridurti, dėl to bandymo keliu prisimenu pačioj pradžioj užsirašiau užrašinėje svarbiausius dalykus, kuriuos reikia sužinoti, sakykime, ten kažkokiu vertėjų, ten kontaktų sąrašą pasidaryti, sužinoti ten spaustuvės, dar kažkokie dalykai, kaip paramos veikia ir taip toliau. Ir neseniai kažkaip atradau tą savo seną knygelę, pavarčiau ir galvojau, mes viską praktiškai, negaliu sakyti viską išmokom, bet tikrai labai daug didelį darbą nuveikėm ir ilgą kelią nuėjom ir reikia kartais sustoti ir pasidžiaugti, bet aišku, dar daug galim ir nuveikti. Ir turit, pavyzdžiui, kaip nusprendžiat, kada tą leis knygą, nes pavyzdžiui, ar turit kiekvieną mėnesį, ten būtinai reikia po vieną knygą išsirinkti, ar ten per metus dabar išleisime 3 knygas, tokį metų planą pasidarot, ar kaip nusprendžiat, kad jau kažkiek laiko būtinai reikia? Iš tikrųjų, tai kažkaip tokio plano gal nėra, tiesiog pirmosios tos knygos vis tiek jos atėjo pamažu, nes tai buvo visai tokia pradžia, tai kaip ir pamažu, bet viena po kitos, nes vis tiek knygos išleidimo procesas yra labai ilgas, jame dalyvauja daug dalyvių, ar ne. Tai iš tikrųjų mes norėjome pirmiausia išleisti Monterą, nes tiesiog labai susižavėjom šitą autorę ir tikrai ir pati knygos tema atrodė atspindės mūsų tą tokį požiūrio lauką ir kad norime apie moteris leisti. Ir gavosi taip, kad mūsų nuostabi vertėja Regina Šeškuvienė išvertė pirmiausia knygų sąrašą. Tai būtent jinai tiesiog parašė, kad aš turiu jau išverstą ar ne ir galim toliau judėti su procesu. Tai gavosi taip, kad tiesiog viena knyga turėjo būti pirma, bet knygų sąrašas atėjo į pirmą vietą ir paskui galvojom, kad labai gražiai viskas susidėlioja, nežinau, visata ar tiesiog kažkaip tai tie visi dalykai susideda. Ir pirmoji ta tokia debiutinė mūsų leidyklos knyga, ar ne, knyga apie knygas, apie tą, kaip būtent knygos suartina, ir pagalvojom, kad puiku, tai ir labai gražiai irgi toksai pirmas žingsnis į tą leidybos pasaulį, kad tai yra knyga apie knygas. Ir paskui tiesiog atėjo jau Montero eilė, ar ne, absurdiška mintis, daugiau niekada tavęs nepamatyti. Tiesiog taip kažkaip organiškai, natūraliai viskas taip gavosi ir buvom tikrai patenkintos to rezultatu. O jeigu atsakant į tą klausimą, ar planuojam kažkaip ar ne, kad kas mėnesį ar kas 2, tarkim, išleisim, tai taip dėliojamės tos grafikus, ar ne, žiūrim, kada galėtumėm, spėtumėm, kada mūsų biudžetai ar ne susidėlioti ir galėtumėm sau leisti, tarkim, atiduoti jau spaudai, bet kartais, aišku, būna ir kitų dalykų, tarkim, kad ir, nežinau, vertėjų grafikai, nežinau, tarkim, knygos dizaino parengimas, daug tokių susideda, kur kartais gali planuoti vienaip, bet šiek tiek gali pasislinkti tas tvarkaraštis. Tai nežinau, ar atsakiau tą klausimą, bet toks nesam labai griežtai tų tokių kažkokių ribų nusibrėžę. Kartais irgi žiūrime, kaip mes telpame į laiką, kaip mes telpame į kitų žmonių, kurie susijęs su knygos leidyba, grafikus ir panašiai. Dar norėjau paklausti, o kaip ieškot vertėjų ir knygos dizainerių, nes vis tiek, pavyzdžiui, dizaineris kaip ir gali būti nebūtinai ir iš Lietuvos, nes, gali knygą ir kitą kalbą perskaityti, bet vertėjas tai tikrai turėtų būti iš Lietuvos, ar ne, kad mokėtų iš lietuvių kalbą. Tai kaip ieškot tų žmonių? Pati pradžia buvo tokia įdomi, kad iš tikrųjų su Ramune kalbėjomės apie tai, kurios verstinės knygos mums pačiom patiko, nes skaitom nemažai, tai tiesiog tokių principų ir bandėm kalbinti. Aišku, tikrai geri vertėjai turi ilgus grafikus metam ir 2 į priekį, tai tiesiog kai kurių tekdavo palaukti arba atidėti kitos knygos vertimui į tą bendradarbiavimą. O su Regina Šeškuvienė mums labai tada pasisekė, nes jai pačiai labai patiko knygų sąrašas. Kaip Ramunė minėjo, kad anksčiau. Gavosi taip, kad
jinai kaip tik buvo pabaigusi vieną projektą ir iki kito projekto jai buvo toks tarpas, tai toks atrodo viskas taip gražiai gavosi ir taip, Regina tikrai aš irgi pamenu, kad jinai atsiuntė daug anksčiau negu žadėjo mums vertimą, sako, aš dirbau iki vakaro, nes man pačiai labai patiko knyga, sako, aš taip su ja susigyvenau ir daug greičiau išvertė negu planavo. Tai va, ir nuo vertėjo, matyt, daug kas priklauso, jeigu pačiam patinka, tai žinai, ir nori greičiau, kad ir kiti perskaitytų tą pačią knygą. Ir irgi turiu dar kitas pasidėjus šalia, kiek paėgiau pasimti ir skaičiuoklę turiu pasiėmusi rankas ir turiu pasiėmusi Seksas ir melas irgi. Ir dar matau, kad skirtingi ir dydžiai, ir viršelis storis, tai irgi pagal ką sprendžiat, pavyzdžiui, kuri bus plonais viršeliais, kuri ten mažesnio formato ar didesnio, ten šriftai, visi tokie techniniai dalykai, atrodo, noris viskas sužinoti. Mes tengiamės iš tikrųjų labai išlaikyti, jeigu yra originalas su tam tikrų dizainų tekste, tai mes prašom irgi tada maketuotojų, dizainerių, kad peržiūrėtų originalą, tą, ką mes turim anglų kalbą, sakykime, ar ten ispanų, ar prancūzų, iš ko verčiama. Ir tokiu būdu stengiamės išlaikyti. Dėl kietų minkštų viršelių kažkaip su Montero labai norėjosi nekieto viršelio, kad būtų patogu skaityti, kad jinai tokia jauki būtų, nes iš tikrųjų kainų skirtumai yra, nes kiti sako, ai čia gal pataupyti norėjo, tai dėl to čia vieną tokį, kitą tokį. Tai jie nėra dideli ten minkšto ar kieto viršelio, bet labai norisi kai kuriam knygom to jaukumo. Aš pati kai skaitau, šiaip stengiuosi labai gražiai nelankstyti ir taip toliau, bet tikrai norisi kartais patogiai pasiimti tą knygą, kad jinai būtų nesunki, kad jinai būtų jaukiai, ypač ten tos temos, kurios tokios sudėtingos ir apie tą moterų padėtį visuomenėje ir vyrų moterų santykius, sunkumus, diskriminaciją ir taip toliau. Atrodo, norisi bent jau pačiupinėti tą pojūtį, kadangi mes turim popierinę knygą ir mes galim pridėti tą pojūtį, tai norisi to minkštumo kažkokio. Tai čia dėl to kieto minkšto viršelio. Pamiršau jau, koks buvo dar klausimas. Tai iš tikrųjų taip jau gavosi, kad mūsų grožinės yra kietais viršeliais, ne grožiniais minkštais. Tai dabar galvojam, kad galbūt ir šiek tiek mažesnės negrožinės yra formatas, o grožinės yra tokio pat formato. Tai galvojam, kad gal ir išlaikysim tą dėsningumą ateityje, bet aišku, čia visai gali nutikti. Geras, tikrai nebuvau pagalvojęs, kad bandot prisiderinti prie jau esamos knygos, iš kurios verčiama, nes atrodo, kad kiti stengiasi kaip tik pagal save ir rinką, žinai, padaryti. Ir dar gal pastebėjot kokias tendencijas, kurios literatūroje apskritai vyro ir pagal tai gal kartais irgi renkatės, ar jau tikrai ten pagal tai, kas jums artimiau, ar norėtumėt kada nors irgi pataikyti būtinai ant bangos ir į tendenciją ir kad ten... Turbūt aš tai norėčiau. Pati forma. Čia įspiskiria mūsų nuomonės. Sakyk, Ramonata. Aš tai aišku norėčiau, kad tikrai išleistumėm daug bestsellerių iš tikrųjų, nes tada galėtumėm leisti ir tų kitų knygų, ar ne, kurios galbūt yra šiek tiek nišinės, nes vis tiek viskas atsiremia biudžetus. Tai jeigu taip atvirai, tai aš tikrai irgi norėčiau kažkokių tikrai bestsellerių, ar ne, populiarių knygų išleisti, bet kartu ir rinktis, kartu ir leisti tai, kas mums su Renata irgi labai įdomu ir negrožinės literatūros daug, bet tiesiog, aišku, negrožinė literatūra galbūt nėra tokia populiari, ne visa negrožinė literatūra, aišku, bet, žiūrint taip bendrai tas tendencijas, man atrodo, kad taip yra. Tai, Renata, ką tu norėjai sakyti? Ne, čia šitoje vietoje tai tikrai pritarčiau labai, tikrai, tik tai turiu galvoj, kad galbūt ta pati forma, ar ten kietas, ar ten minkštas viršelis, ar koks ten šriftas, ar kažkas turbūt žmogui, kuris tikrai mėgsta skaityti, nebus turbūt labai didelio skirtumo. Aišku, norisi, kad būtų patogu, kad būtų įskaitoma, kad popierius nebūtų peršviečiamas ir taip toliau. Tikrai tai yra, man atrodo, čia apskritai pagarba skaitytojams yra padaryti knygą patogiai skaitoma. Čia jau toks minimalus noras. O kad norisi tikrai dalį knygų išleisti tokių, kurios išperkamos ir gal ir tiražai kartojami, tai aišku, kad būtų tikrai labai šaunu, nes kaip Ramunė sako, tada atsiveria galimybės
Prašau, atsiveria galimybės ir išleisti daugiau tų vadinamų nišinių knygų, kurios tikrai yra ir įdomios ir atranda savo skaitytojus, bet nėra tokios populiarius. Ar norėtumėt dar labiau išsiplėsti, pavyzdžiui, pradėti leisti audio knygas, elektroninės? Koks jūsų požiūris į kitas? Kodėl ne? Čia, manau, šiuolaikinės technologijos tikrai reikia prisitaikyti prie poreikių skaitytojų, klausytojų. Tai tikrai neapsiribojam, bet kol kas labai kažkokio rimto svarstymo tą daryti, tai nėra dar. Dar turim paaugti, manau. Nebent Ramunė čia turi kitą planą. Kuriuo nepasidalinau, ne? Aš irgi manau, kad ateityje svarstysim įvairius variantus, bet dabar tarsi toksai noras augti šitoje srityje, nes tikrai dar ne viską žinom, ne viską išmanom ir noris įsivažiuoti būtent čia, ar ne, ir paskui jau ieškoti tų galimybių, galbūt ir plėsti komandą, nes dviese gal net ir ne viską galėtumėm taip jau apriepti. Tai ateityje yra kažkokių svajonių ir planų, bet ne pačioj artimiausiai ateityje. Ar yra koks autorius jūsų, nežinau, mėgstamiausias, ar kurį būtinai norėtumėt išleisti į lietuvių kalbą, išversti? Aš labai norėčiau, kad mes išverstumėm knygų sąrašo autorės antrąją knygą. Jis galbūt nėra tokia populiari, bet man atrodo ne ką mažiau šilta istorija apie irgi nedidelę bendruomenę, apie tokį bendruomeninį sodą, augimą kartu, tokia labai šilta ir faina, tai čia tokiuose artimesniuose planuose būtų smagu turėti. Ir tu pasirodyti, tai dirba kartu. Turi kokį autorių, kurį labai norėtum išleisti? Tokio gal vieno, kur būčiau Šiaip, aišku, turiu ir labai norėčiau, bet jau kitos leidyklos turi nusipirkę jų teisės, tai aš turiu keletą tikrai labai mylimų autorių, bet mes tiesiog turbūt turėtumėm labai mažai šansų, nebent tos leidyklos užsidarytų, kas tikrai to nebus ateityje, manau. Tai net taip garsiai ir nesvajoju, bet aišku, turiu tikrai keletą labai labai mylimų autorių, kur labai apsidžiaugiu, kai naujas knygas išleidžia leidyklos ir stengiuosi jas įsigyti. Iš tikrųjų, galėtumėm čia papasakot vieną istoriją iš pat pradžios mūsų leidybinės patirties, kadangi dar, kai nebuvom išleidusios nei vienos knygos ir kreipėmės į vienus, į kitus dėl autorinių teisių ir tikrai ir dėl knygų sąrašo, ir dėl kitų reikėjo pagrįsti savo galimybės išleisti, bet vienos knygos negavome, tai galbūt irgi neišduosiu kokie. Gal dar persigalvosiu. Galbūt grįžim. Mes tiesiog po to, kai išleidom kelias knygas, nebegrįžom, bet pasikalbam kartais, kad gal visai būtų smagu grįžti, nes tokia turėtų būti įdomi, grožinė knyga. Ai, net taip yra, kad ar galite išleisti, ar ne, turiu tokias sąlygas, negi čia šiaip užsimanė dvi merginos leisti knygas savo malonumui, šeimos ratui, žinai, padalinti. Iš tikrųjų, tai labai pavyzdžiui, kad autoriai tikrai domisi, nes vis tiek visas ir marketingas, ar ne, ir kaip tu išleisi, kaip kokybiškai, tai vis tiek ir autoriaus vardas gali nukentėti nuo to. Tai taip, iš tikrųjų, žiūrėjau, gali būti toks variantas. Išleidęs. Tai aš galvoju, gali būti toks variantas, kad, čia mes jau išleidom 4 knygas, tai jau dabar gal kitas jau ir sutiks leisti pas mus. Tikėtina? Matai, tikrai nebūčiau pagalvojus, kažkodėl nežinau, man atrodo, jeigu esi leidykla, tai atrodo, gali viską, žinai, atrodo visi nori leisti, bet iš tikrųjų ne, tikrai nebūčiau. Tai ir būtent tas ir sunkumas buvo, kai dar nebuvom nei vienos išleidę. Tas ir buvo sunkumas, kad rašėme daug agentų dėl daugelio knygų, iš vienų sulaukėm atsakymų, iš kitų ne, bet ir yra tas, kad iš tikrųjų domisi, kas mes esam, ką mes esam išleidę, kokios patirties turime, tai visą tai irgi atsižvelgdavo dėl pirmųjų knygų.
Gerai. Taip, ir dar kartais būna, sakykime, kokio viršelio derinimas, nes autoriui ne iki galo, sakykime, atspindi turinio ir tada keičiam. Tai yra buvę ir tokių atvejų. Tai net autorius mato lietuvišką viršelį ir tada irgi nusprendžia, ar jam tinka ar netinka. Taip. Tikrai irgi šito fakto nežinau, nes kažkaip maniau, kad tarpusavį ten apsisprendžia, žinai, viršelį ir tada jau išleidžia, jau autorius ten jokio žodžio kaip ir užsienį neturi. Tai Ne Aišku, priklauso nuo sutarties. Taip, taip. ne, nu, tikrai, čia kaip papasakot, atrodo, nieko nežinau tada, viskas nauja ir viskas tik dar įdomiau pasidaro ir norisi tai iš viso viską žinau. Nes tikrai net nebūtum pagalvojęs, kad reikia pagrysti net savo tą rimtumą leidyklos. Net ir pavadinimą, tarkim, čia įsiterpsiu, tarkim, jeigu išverčia vertėjas ar ne vienaip ir nebūtinai jisai atitinka, būna tiesioginiai išverstas ar ne, kartais tikrai būna lietuviškai neskamba tas pavadinimas, kuris yra originalo kalba, na mes ar tokio žodžio neturim, arba atitikmens tikrai, kuris atspindėtų prasmę neturim. Tai kartais tenka pagrysti, kodėl vis dėlto kitaip išvertė ar ne, arba panaudoja kažkokį kitą sakinį, negu originalo kalba yra pavadinimas. Yra ir tokių atvejų. Kartais ir visa grupė žmonių, kurie dirba prie knygos, diskutuoja ilgai, kuris čia tas pavadinimas vis tik tai tiktų, nes kuo daugiau žmonių, kuo daugiau nuomonių ir skaitytojų, tokių ne tik vertėjas išverčia, bet ir skaitytojai skaito, paskui ir jiems turi būti ir malonus tas pavadinimas, ir traukti akį. Tai, kaip Ramunė sakė, kartais ir tiesioginio kažkokio nėra vertimo. Tai su skaičiuoklio pas mus buvo tikrai daug diskusijų, kaip čia reikėtų pavadinti ir čia yra tinkamiausias žodis, bet galiausiai priėjom tokios išvados, kad skaičiuoklė labiausiai tinka. Čia, žinai, kai būna po to perleidžia knygą po kažkiek metų visai kitų pavadinimų ir jau, žiūrėk, yra 3 pavadinimai tai pačiai knygai ir nebežinai, kokį pavadinimą iš tikrųjų ieškoti jos. Būna ir tai. Ir jūs pačios labai daug skaitot, tai papasakok, kokios jūsų mėgstamiausios knygos, kokie jūsų skaitimo įpročiai, tiesiog apie savo santykį su knygom. Ramunė, tu papasakok, tavo geresni įpročiai daug šeimų. Tai čia gal tik dabar Renatai kažkoks kitoks etapas yra su knygom, jinai skaito lėtai, giliai, aš esu gal tokia labiau greita skaitytoja, bet Renata apie savo gal labiau papasakos įpročius. O iš tikrųjų autoriai, kokie mane domina, nežinau, labai sunku pasakyti, nes aš labai skirtingas, manau, mėgstu knygas, bet iš tokių mylimiausių, tai man Bekmanas yra. Dabar kaip tik knygų klube mes skaitėm Vandens pažadą, prieš tai aš buvau šio autoriaus skaičiusi 11 sakymą ir čia yra mano tipo knygos, kur yra šeimų sagos ar ne, kažkokie kartų istorijos, man labai labai patinka. Man patinka kartais ir tokios, nežinau, kažkokios keistokos knygos, kur aš ten irgi gal kažką išsinešu ir pamatau ir man patinka ir ne visą laiką gal sutampa su daugumos tą nuomonę. Bet šiaip skaitau, nepasakyčiau, kad labai labai daug, kaip matau, kad kiti sugeba perskaityti ir 10 ar ne knygų ten per mėnesį ir net ir daugiau, nežinau. Aš perskaitau 1-2 knygas per mėnesį ir dar kartais perskaitau galbūt kažkokius rankraščius, ką atsiunčia mums irgi autoriai kažkokie, arba dar papildomai būna knygas mes gauname irgi, kurių mes norime išversti ar ne, tai mes irgi tas perskaitome, susipažįstame su kūriniu prieš išleisdami. Tai va, tokių, kad turėčiau, tarkim, daug autorių, ar ne, kuriuos galėčiau sakyti, kad čia yra mano mylimiausi, tai gal ir nėra tiek daug, bet taip, man labai patinka šiaip ir biografijos irgi labai patinka, tikros istorijos labai patinka. Iš negrožinės literatūros daug neturiu pavyzdžių, labiausiai patinka mūsų 2 knygas iš negrožinės literatūros. Tai turbūt būtų
tiek, gal nežinau, kažkaip net negalvojau, kad bus toks klausimas ir taip net nepasirašiau sąrašą knygų, kurios čia man labai patiktų. Bet šiaip labai džiaugiuosi mūsų knygų klubu, nes gaunu galimybę paskaityti ir tas knygas, kurių gal šiaip nesirinkčiau. Ir būnu paskui labai maloniai nustebinta. Tai tas irgi prisideda labai. Ir skaityt gal per knygų klubą irgi, kurią nors jūsų išleista gal knygą? Taip, iš tikrųjų skaitė 2 grožinės būtent knygas, tai Skaičiuoklė ir knygų sąrašą. Tai buvo labai labai įdomu išgirsti iš to tokio artimo jau draugių rato, išgirsti tą tokią nuoširdžią nuomonę ir palaikymą didžiulį. Tai tikrai labai labai įdomu. Ir labai labai jaudinuosi. Iš tikrųjų, kai atrodo vis tiek kažkaip savinėsi tas knygas, kurias esi pats išleidęs ir jauti tokią didžiulę atsakomybę, kai artimas draugių ratas ar neskaito knygą, kurią galbūt tu pasirinkai išleisti ir tuomet ją aptarnėja, nagrinėja iš visų pusių ir jauti tokią tikrai didžiulį jaudulį atsakomybę, tai va, tikrai įdomus buvo pojūtis. Tai tikriausiai būna ir baimės, ne, kad iškritikuos knygą, tai man čia nepatiko, tai ką čia per knygą būna, ne toks irgi vidinis jausmas, nors atrodo, ne jūs parašėt, taigi. Taip, ir aš tiesiog gal irgi savo esu, tikrai yra tas jaudulys, kad iškritikuos, kad pasakys, kad čia tikrai galbūt neverta dėmesio ir taip toliau, nors dar taip nėra buvę. Buvo ta kritika, kuri tikrai sulaukė, tikrai tokia pagrįsta ir aš labai dėkinga už tiesą, bet ir pamečiau mintį turbūt, ką norėjau pasakyti. Bet tiesiog irgi supratau, kad negali turbūt visos knygos visiems patikti. Mes visi esame labai labai skirtingi ir aš kažkaip nusiraminau ir priėmiau tai, kad tikrai smagu, kai daugumai pataikai į širdį, ar ne, nes tau yra brangi ta knyga, bet mes visi tokie skirtingi ir gal net kai kurios knygos mūsų taip nepaveikia, ar ne, kaip galbūt kažkas, kas perskaitė. Ir taip pat irgi buvo vieno mūsų knygų klubo susitikimo metu, kad apie Skaičiuoklę buvo tiek daug gerų atsiliepimų, ar ne, kur aš net nesitikėjau, kad galėjo tai paveikti, tiek priversti susimastyti. Ir iš tikrųjų tiesiog labiau gal net paveikė negu mane, tai buvo labai smagu. Tas atgalinis ryšys tikrai labai labai svarbus ir atrodo, kad ir nedidelė žinutė, ar ne, žmogus parašė, kuris gal pažįstamas tiesiog, nebūtinai draugai, šeimos rato, aišku, ten turbūt daugiau palaikymo būna ir teigiamų atsiliepimų, bet iš pažįstamų, kai gauni tą žinutę tokią su širdelėm ir su atsiliepimu, kaip iš tikrųjų paveikia kasdienybę ir kaip ten pakeitė kažkokią, nežinau, kažkoks suvokimas atėjo ir tada galvoju, wow, tai dėl to mes čia stengiamės ir darėm. Tai tikrai labai labai svarbu. Ir dar norėjau papasakoti, turėjom diskusiją vienoje organizacijoje. Tiesiog pakvietė pamoderuoti diskusiją po to, kai skaitė Montero. Tai buvo nuostabu, nes man ten praktiškai nieko nereikėjo moderuoti, tik pačioj pradžioj užduoti toną. Ir ten moteriškas kolektyvas tuo metu susirinko ir jos tiek dalyjosi tarpusavį ir matau ten iš vidaus visokių ir žaizdų atsivėrė ir tikrai buvo labai labai nuostabu. Dabar pasakoju ir šiurpuliukai tokie bėgioja. Galvoju, tikrai dėl to stengiamės ir darom ir labai labai gera paskui, kai grįžta kažkoks atgalinis ryšys ir supranti, kokį svorį turi ta knyga, tai tikrai labai gera. Ir žinai, man atrodo, kad čia būtent jūsų privalumas, kad jūs esate tokia maža komanda, galiu sakyti, tokia maža leidykla, kad labai net asmeniškai, bet tiesiog labai nuo savęs tos knygos atrodo, žinai, kur jau tokios savas. Ne tai, kad ten milžiniška leidykla, ten kur štampuoja, ten 200 knygų per metus išleidžia, ten dar kažką, kur gal kažkoks ten ryšys su ta knyga yra, bet ten, žinai, tiesiog knyga nepasiseks, o čia, žinai, atrodo toks labai asmeniškas ryšys, kad, skauda už tą knygą, kad jai nepasiseks, nes jums tokia artima ji. Tikriausiai ir tos leidyklos, kurios dabar yra labai didelės, galbūt irgi pradėjo nuo 2 žmonių, kuriem abiems skaudėdavo dėl kiekvienos knygos.
Tai aišku, čia Tikėtina. žinai, jau 10 klausimas, man atrodo, žinai, tai leidyklos ne po 10 ir ne po 20 metų gyvuoja, su dar tik 2 metai, tai dar čia, žinau, čia man atrodo, dar viskas tik prieš akiai, žinai, čia tik pati pradžia dar. Taip, pirmąją knygą prieš pusantrų metų išleidom. Dar norėjau paklausti, ar turit kokią idėją leisti lietuvių autorius, ar, pavyzdžiui, sulaukėt rankraščių iš lietuvių autorių, kurie sako, oi, gal galiu jums parašyti ir paklausti, gal netyčia norite išleisti ar perskaityti? Tikrai taip, sulaukiam ir tikrai turim planuose dabar, kaip tik. O, geras. Dar Nes, kol žinai, kas atrodo, labai kad žmonės net nežino, kam rašyti, atrodo, parašė ten 3 leidyklom, jau ten tom didžiausiam, kurie milžiniškos atrankos, man atrodo, vyksta konkursai, ten dar kažką, nors atrodo, gal ir labai gera knyga, bet tiesiog neprieina iki reikiamų žmonių, žinai. Tai atrodo, va, puikiai galimybė ir mažesniom leidyklom rašyti, kurios atsakingos ir kurios tikrai priims tą knygą. Nes buvo ir klausimas vienas iš Instagramo, kokią būsimą knygą žadat išleisti, jeigu ne paslaptis. Šiaip turbūt ne paslaptis, galim pasidalinti, kad planuose yra perleisti kitos leidyklos, kuri nebeveikia jau knygą, paskutinėje knygą, kurią jie turėjo išleisti, bet deja atspausdino labai nedaug egzempliorių ir baigė savo darbus. Tai yra Viktorijos Einarės 9 gyvenimas. Tai kalbam apie tai, ten yra pokalbių forma. Jį kalbino, kadangi pati jau 7 metus. Šiaip jos interviu galite irgi Knygaut bloge surasti. Tai čia dar labai neoficialiai ir mažam rate dabar dalinamės tą mintim, kad kažkada tikrai norėtumėm prisidėti prie to, kad jos ta knyga išvystų gyvenimą, nes labai atvira, labai jautri, daug tokių filosofinių temų iš tikrųjų paliečia. Kalbino tiek Izraelyje gyvenančius tiek žydus, tiek palestiniečius ir dar tai buvo prieš karą visą tie pokalbiai surinkti. Tai aišku, norėtumėm, kad galbūt kažkokią įžangą irgi dar parašytų. Tai va, tai planuose taip trumpai šitą knygą turim ir turim dar, bet kol kas gal paliksim ties šią vieną. Bet irgi lietuvių autorių. Kaip fainai. Tada tikrai, man atrodo, sulaukti ir daugiau dėmesio iš lietuvių, žinai, rašytojų, kurie irgi pamatys pavyzdį. Sulaukiam, iš tikrųjų ir anksčiau sulaukiam, bet kadangi planuose turėjom dar ir buvom įsipareigoję išleisti dar tas knygas, tai nespėjom gal ir taip greit sureaguoti, kaip norėjom, bet taip, tai ateityje tikrai gali drąsiai siūsti, prieisim, paskaitysim, gal nelabai operatyviai, bet tikrai prieisim. Dabar reikia tik knygą parašyti ir tada galėsi jų matyti. Jeigu reikės vertimų iš ispanų kalbos, tai visada prašome kreiptis. O, gerai, gerai. Čia, žinai, bandau irgi pasireklamuoti per laivą. Labai gerai. Nes iš tikrųjų esu rašęs tik vienai leidyklai, bet tik tada pagavo motivaciją, žinai, kad norėčiau. Tai tik vienai leidyklai buvau parašęs dėl to ir sakė, kad jie iš vis neverčia iš ispanų, neturi jokių planų, tai vienas nusivylimas ir viskas, ir užteko 5 metam, daugiau niekam neberašau. Va, mes žinosim dabar, nes galbūt Montero dar kokią knygą irgi norėsim išleisti. Tai žinosim, kur kreiptis dabar. Ir dar buvau sugalvojus klausimą, kaip tik irgi kažkur pabėgo. Apie knygų mugę norėjau paklausti, dalyvavo 2 metus. Ir, pavyzdžiui, 1 metus iš viso buvo visai neseniai pradėję ir tai pasiryžo į knygų mugę, į visą tą, žinai, įžengti tokį. Kaip ten jums sekėsi ir pastebėjot gal kokius, nežinau, pokyčius per tos 2 metus, ar iš savęs vidaus gal kažkaip, žinai, ar apskritai? Sakyk už mane. Aš tik gal papasakosiu gal apie tą vidinį jausmą.
Nes prieš metus, pirmą kartą, kai dalyvavom, aš nežinau, man buvo tokia didžiulė šventė, aš tas 4 dienas, aišku, tikrai labai kojas, kulnai skaudėjo, pečiai atrodo, nes tikrai stovėjom labai ir bendravom su daug žmonių, bet nežinau, aš grįžau iš tos smogės, aišku, fiziškai labai pavargusi, bet tokia laiminga, tokia pasikrovusi, daug gerų emocijų, tiek daug naujų pažinčių, kontaktų, šiltų susitikimų gyvai, nes gal žinojom tik iš Instagramo, tai man buvo tokia tikrai labai didžiulė šventė. Šitie metai gal buvo tokie visai kitokie, nes jau tiesiog jau esi dalyvavęs, jau daugiau mažiau žinai, kaip viskas vyksta. Tai buvo, kad aš tiesiog gal daugiau laiko ir skiriau, kad galėčiau pabėgti kažkokius renginius ir padalyvauti šiek tiek pačioj mugėj, nes pirmi metai kažkokie buvo tokie jaudulio metai, atrodo, tai negali šitą stendą pabėgti, nes čia tokia didžiulė atsakomybė ir nežinau. O šiais metais gal truputį labiau atsipalaidavom ir tikrai, aišku, ir mėgavomės, bet ir stengiamės šiek tiek labiau gal tą patį mugės jausmą irgi pajausti ir kažkur nueiti, paklausyti ir kažką dar išsinešti. Tai mano bent jau tokia buvo patirtis. Kaip tau, Renata? Mano šiek tiek, iš esmės irgi labai panašiai, tik tai aš mugėse dalyvaudavau anksčiau, kitos leidyklos stende visada dirbdavau, tai daug maž įsivaizduodavau, kiek ten to fizinio nuovargio ir viską, bet aišku, kai turėjau savo stendą ir esi jau ten visiškai už jį atsakingas ir stovi su tom savo 2 išleistom knygom ir draugų knygom, tai kaip Ramunė sakė, labai tokia didelė, atrodo, ir atsakomybė buvo, ir tokios įtampos daugiau. O šiemet tikrai labiau atsipalaidavom ir kažkaip atrodo ir vien tų žmonių ateina, daug kas jau ir žino, nes pirmais metais iš vis būdavo praeina ir Knygauk, kas čia per Knygauk. Tai šiemet daugiau tokio atpažįstamumo ir dar labai smagu būdavo, kad mugės dalyviai sako, oi, už tą skaičiau, arba praeidami, arba ateina papasakot, kad jau perskaitė, arba buvo, sako, jau turiu visas jūsų knygas, tik paskutinės dar, ne, ir ten skaičiau visas, tai čia iš vis toks labai fainas variantas. Girdi laukia šuniuką ir labai norisi jam irgi atsiliepti, bendrauti. Aš maniau, kad čia į mūsų balsą, žinai, reaguoja, kad, skirtimi žmonės, žinai, kalba ir tada loja. Nes būna ir taip. Nes kaip tik irgi žadėjau klausti apie žmonės, kokia žmonių reakcija ir pasikeitė nuo 1 metų ir 2, kad, pavyzdžiui, visiškai naujai, tai galbūt ir nieko nežinojo. Tai reikėjo labiau net reklamuoti, kviesti, užeikit, čia mes leidžiam irgi knygas. Ir 2 metais pastebėti, ne, kad jau daugiau. Žmonės ir žino ir susipažino. Tikrai žymiai daugiau. Kažkaip netikėta buvo. Pirmais metais iš tikrųjų tikrai pastebėjom, kad ir fotografuoja pavadinimą ir žiūri, ir kažkaip arba eina tiesiog atkreipia dėmesį, vis garsiai pasako Knygauk ir nusistebi. Tai pirmais metais daugiau atrodo tokių buvo, o šiais metais tikrai daugiau, kurie žino, prisimena, ateina pasilabinti arba sako, va, praeitais metais buvau pas jūs, pirkau šią knygą, labai patiko ir žodžiu, grįžta, tai labai smagu. O tai gal 3 metais jau norėtumėt kaip ir pasikviesti autorių ir pristatymą visą salę surengti? Labai norėtumėm. Taip. Nes įsivaizduoju, čia dar didesnė atsakomybė, nes vis tiek ir autorių, kol prisikvieti, žinai, tokį renginį, nes ir jį reiks supažindinti su viskuo. Ir tada dar vesti pristatymą ir sugalvoti temą ir moderatorių. Atrodo, čia tiek darbų tada laukia. Bet manau, kad mes jau pasiruošusios kitais metais tą padaryti. Tai viskas, mes, man atrodo, pačios pirmosios eiliai būsim, jeigu kai kurios, kas klausom ir žinom, jau eisim už karto į pristatymus. Gerai, tai jūs tikrai planų jau čia daug, žiūriu susigalvojusios, čia tikrai visų metų planas pas jūs ir tą išversti, ir tą pasikviesti, ir čia svajonių ir planų daug turi. Tikrai taip. Ir labai smagu, kad atsiranda vis žmonių, kurie sako, galbūt aš galėčiau savo žiniom čia prisidėti prie jūsų darbų ir ne vienas žmogus, tai kažkaip atrodo, kad labai teisinga linkme tada einam, jeigu yra to palaikymo tiek. Ir taip priimat pagalbai, žodžiu, iš išorės. O, taip. Neužsidarot, nesakot, ne, čia mūsų reikalai, mums patarimų nereikia, nelyskit niekas.
Oi, mums labai reikia patarimų, tikrai mes laukiam ir pagalbos, ir patarimų, ir idėjų. Gerai. Gerai, ačiū merginos už jūsų laiką, už jūsų vakarą. Aš jau jaučiu, kaip man po truputį vis nebegaliu kalbėti, nes visiškai esu apsirgus. Tai nežinau, net tikriausiai palinkėsiu, kad kitais metais iš tikrųjų ir susitiktumėm salėje didžiausiai su autoriu atvykstančiu ir kad sėdėtumėm pirmoje eilėje ir klausytumėmės jūs ir kad plūstų tiesiog minios į jūsų stendą ir apskritai, kad pavyktų visi norai leidykliniai, kad pavyktų viską išleisti. Ačiū labai, Gana. Ir už šitą iniciatyvą labai ačiū, labai smagu sudalyvauti ir būti pakalbintoms. Tai tikrai labai labai smagu. Taip, ačiū. Tai va, tikiuosi ne paskutinį kartą ir kai dar išleisit knygų, tada dar kartą pasikalbėsim, kaip kokį knygų klubą apie knygą pakalbėti galbūt. Labai gerai. Gerai, ačiū tada jums. Reikia pasimatyti. Ačiū. Iki.